liečia trigonometriją ir kam teorija, tas toks webinaras, pamokėlė, kaip nepavadintumėt, būtų aktualu, tai kitą šeštadienį, nepalaukit, ne kitą, dar kitą, galit savo užsirašyti, aš aišku dar pateiksiu informacijos, kada kas, čia 4 diena gegužės išeina, šeštadienis, tai 1,5 valandos arba valandą pabandysiu įkišti tą pagrindinę informaciją teorinę ir surašyti konspektus irgi, kad turėtumėt. Dar taip pasakysiu, kaip ir čia sugalvojau, kad gal tos labai gilios teorijos jums ir nereikia, su funkcijom buvo labai svarbu suprasti, bet su trigonometrija pabandysiu pateikti tik, kas reikalinga užduočių sprendimui ir tokius esminius momentus, aišku, visko neišpasakosiu. Taip, gerai, tai įjungsiu ekraną. Jo ekranas įjungtas ir tada einam, pabaigsim išvestinės, turėsiu namų darbų, kas norės papildomai paspręst būtent vieno tipo užduotis, tai irgi atsiųsiu. Gerai, tai praeitą kartą mes sustojom ties to, kad aš parodžiau jums algoritmą, kuris bus labai naudingas ir faktiškai jūs dabar matysit, kad mes taikysim šitą algoritmą beveik visur, kur yra 3 dalis. Ir duoda visai nemažai taškų ir mano toks pastebėjimas, kad beveik kiekvienais metais, ne beveik, o kiekvienais metais buvo 3 daly vienas toks uždavinukas su išvestiniam. Tai va, pasižiūrėkim 21. Mums duota funkcija ir reikia apskaičiuoti f nuo 2. Tai čia iš funkcijų tiesiog tematikos, čia nėra kol kas išvestinės, ar ne, tai mes tiesiog turim įstatyti dvejetą ir f nuo dvejeto vietoj x ir viskas. Tai f nuo dvejeto rašo, čia ir vienas taškas, 2 kvadratu log 2. Šitą tik užrašysiu, neskaičiuosiu, nes man atrodo mes jau per funkciją skaičiavom. Tai tiesiog įstatom. Dabar antras klausimas jau liečia išvestinę ir toks standartinis, apskaičiuokite išvestinę nuo 4. Arba jeigu jums parašytų žodžiais, būtų parašyta apskaičiuokite išvestinės reikšmę taške 4. Tai irgi tas vertimas į lietuvių kalbą, pavadinsim, yra iš tos pačios logikos kaip ir funkcijų teorija, ar ne? Taškas reiškia x ir išvestinės reikšmė, tai čia apie y aš šnekam. Gerai, tai kad paskaičiuot reikšmė taške, pirmas žingsnis yra, aš jau dariau tą, bet pakartosiu, pirmas žingsnis yra paskaičiuoti išvestinę nuo funkcijos, nuo pačios funkcijos. Ir tik po to įstatyti tašką. Ir tik antras žingsnis, jau iš šitą paskaičiuotą kažkokį dalyką, ar ne, įstatome vietoj x, arba aš taip parašysiu, x lygus, čia 4 pas mus yra, bet pirmas žingsnis paskaičiuoti išvestinę. O kitaip sakant, ko čia prašo iš jūsų, tai koks pokytis funkcijos buvo taške 4. Ar jis teigiamas, ar neigiamas ir ant kiek greitai funkcija keičiasi, tai čia faktiškai, jeigu žodžiais pasakyti, tos informacijos iš jūsų prašo. Tai pabandom pasiskaičiuoti išvestinį nuo šito sudėtingo, kaip gal atrodo taip iš pirmo žvilgsnio dalyko, tai perrašysiu savo funkciją f nuo x, mes skaičiuosim išvestinį skaičiuosim šito dalyko x kvadratu log 2x minus log 2x ir čia x minus 1. Yra vienas būdas, ne vienas, o skirtingi būdai, kaip skaičiuot, arba jūs galit savo įsivaizduot ir supaprastinti gyvenimą, kad čia yra tiesiog formulė dalybos, ar ne, yra tokia formulė lape, kaip skaičiuoti išvestinę nuo dalybos, tai va čia nuo trumpmenos arba dalybos. Ir tą formulę, tai aš galiu šalia greitai priminti, u iš v arba v iš u, neprisimenu kaip ten parašyta, tai u išvestinė kart v, po to man atrodo ten pliusas, jeigu ten minusas, tai pataisykit mane, tiesiog u kart jau v išvestinė ir čia yra v kvadratu perods. Tai va, arba mes žiūrim šitą dalyką taip,
Arba mes galim sutvarkyti viršui, prieš tai darant, mes galim sutvarkyti viršui, kad nebūtų čia vienas logaritmas minus kitas logaritmas. Nes kada jūs imsit išvestinę, tai labai sunku bus nepasiklyst ir va šitoj vietoj, kur daugybė yra, nepamiršt skliaustus, kad būtent ne kart vieną logaritmą padaugint, o ten reikės kart visą išvestinę. Tai gal aš priminsiu logaritmo savybės ir mes geriau perrašysim ir pasitreniruosim daryti kitaip. Žiūrėkit, aš žinau tokią logaritmų savybę, kad man yra viskas labai gerai ir ok, kada yra vienas pagrindas. Man tas kaip ir labai patinka. Ir kada yra minusas, tai čia tada irgi formulė lape yra formulė, kad reikia dalybą naudoti. Tai jeigu yra log a b minus ten log a c, tai čia yra iš tiesų log a ir dalyba b iš c. Mes tiesiog turim padalyti. Tai čia galima daryti tokį variantą, čia iš formulių lapų formulę. Ir pritaikyti šitą formulę. Prieš tai dar galima pritaikyti tokią formulę, kad šitą įkišt į vidų. Nes čia prieky stovi x kvadratu ir mes nelabai žinom, ką su juo daryti, bet dabar, kol jums aiškinu, supratau, kad ir tas būdas yra pakankamai sudėtingas, tai pasirinkit, ar jūs norit pagal formulę, nes formulę reikės pritaikyti, ar jūs norit pabandyti pagal šitą būdą. Tai žiūrėkit, jeigu jūs bandot pagal antrą būdą, kadangi pats skaičiavimas užims pakankamai daug laiko ir aš nenoriu gaišti laiką, jūs jau žinot, kaip išvestinę skaičiuoti, tai aš tik pradėsiu tą ir tą būdą ir galėsit patys pabandyti užbaigti. O jeigu nežinot, koks turi būti teisingas atsakymas paėmus išvestinę, tai tiesiog įmeskit į internetą, parašykit ten išvestinės kažkoks ten. Yra pilna tinklalapio tokių, kur tiesiog skaičiuoju jums išvestinę. Tai tai pirmas būdas jums pasirinkti, arba jūs iškart taikysit formulę, aš parašysiu tik rezultatą, ar ne, ką reikia padaryti. Iškart taikysim formulę ir išeina, kad man reikia paimti išvestinę nuo to, kas viršui, taip, x kvadratu log 2x minus log 2x išvestinė ir padaugint kart, kas, palaukit, man čia vietos visiškai neužteks ir jums nepatogu bus žiūrėti. Patrauksim čia. Ir padaugint kart tiesiog, kas buvo apačioj, taip, kart v šitoj vietoj, tai v buvo x minus 1, paimkit skliaustus, po to rašau plius, toliau aš turiu tik perrašyti x kvadratu log 2x minus log 2x ir padaugint kart išvestinę x minus 1. Išvestinė x minus 1 yra tiesiog vienetas. Tai padaugint kart vienetą gaunasi. Ir visą šitą dalyką reikės padalinti iš v kvadratu. V yra x minus 1, tai tiesiog kvadratu. Tai tai paimti reikės išvestinį jum tik šitoj vietoj. Ir ištryniau. Tik šitoj vietoj reikės paimti jums išvestinį nuo skirtumo, tai tiesiog atskirai imat išvestinį nuo x log 2x ir nuo kito dalyko. Logaritmo išvestinė pas jūs yra formulių lape, kaip imti log a, b, ten kažkas išvestinė. Jūs rasit savo formulių lape ir tiesiog viską išskaičiuokit, nes labai daug laiko dabar sugaišim. Bet pasakysiu dar vieną dalyką, kuris jums gal padės. Šita funkcija, gal kas jau čia atspėjo, čia yra arba mes žiūrim į ją kaip į sudėtinę funkciją, arba geriau jūs pažiūrėkit į šitą dalyką kaip į daugybą. Čia yra x kvadratu kart ir kita funkcija. Ir formulę kaip daugybos išvestinį imti jūs irgi turit. Daugybos išvestinė, tai čia v kart u, taip, iš formulių lapų. Ir jums čia reikės tiesiog pasiskaičiuoti, kad čia v išvestinė kart u plus u išvestinė kart v.
Tai va, tai toks ilgas labai kelias, pabandykit, užsirašykit savo kaip namų darbą, taip sakysim, pabaigti. Aš jums tik teoriškai pasakiau ir čia patarimų daviau, kaip tą padaryti, bet kaip ND bus labai gera pasitreniruoti, nes čia turbūt sudėtingiausias uždavinukas, kurį mačiau, kad paimkite išvestinę, nes viduje yra ir formulė daugybos ir dalybos, kaip išvestinė imti, tai skirtingų būdų. O antras būdas, kaip tą padaryti, ką žadėjau tik irgi patarti ir pasakyti, tai kad mes viršų sutvarkom, kaip aš sakiau, pagal savybės, sutvarkysim viršų. Tai kaip mes pagal savybės sutvarkysim tą viršų, galima perrašyti log 2x ir šitą x-iuką įkišti vidų, kad čia x kvadratu būtų laipsnis. Va taip, va, yra minus log 2x. Ir tada perrašyt, kad čia yra log 2 x kvadratu padalinta iš x. Gaunasi taip. Tai vat galite tuo pasinaudot. Kaip čia dar šitą negražų dalyką supaprastinti, tai tiesiog x čia yra kaip x pirmoji laipsnė, ar ne, kada mes dalinam vieną skaičių, vieną pagrindą iš kito, kur laipsniai skiriasi, tai laipsnius reikia atimti, kaip jūs galite iš savybių žinot, tai tada galim x kvadratu minus 1 laipsnis. Vat. Ir jūsų visas dalykas, kuris viršuj, tiesiog transformuojasi į šitą dalį. Bet čia galite taip daryti, tik jeigu labai gerai žinot savybės. Geriau tada taikyt, jeigu nežinot arba abejojat, geriau tada taikyt šitą paprastą būdą, kur tiesiog daug formulyčių reikės įkišti ir tikėtis, kad jūs teisingai paskaičiuosit. Tai va, tai čia jums du būdai, vis tiek šitas būdas, tai po to reikės taikyti tą pačią formulę dalybos. Bet jau nereikės ilgą tokį įrašą, ar neturėt, bus biški paprasčiau. Tai va, pasibandykit ir po to įstatykit ketvirtuką vietoj x-o ir viskas, čia tas antras žingsnis. Ir daugiau nieko nereikės. Jeigu pas jūs skaičiuotuvas skaičiuoja kažkiek išvestinis arba padeda, tai irgi galite tą daryti, tiesiog, kad kažkokius žingsnius jums teks užrašyti, čia trečia dalis ir neduos jokių taškų, jeigu neįrašysit. Bet gal išgazdinau biškį, bet dabar pažiūrėkim, kad dauguma išvestinių yra tikrai paprastų funkcijų, nėra nei sudėtinių funkcijų, reikalinga tik viena formulė, bet mėgsta įkišti su logaritmais, kaip ir užduotis, kaip ir išvestinė. Tai gal pasitreniruokit, atkreipkite dėmesį prieš tai, padarykit užduotį, o čia dabar greitai mes turim paprastą funkciją. Ir reikia surasti funkcijos išvestinę. Užtat ir duodamas vienas taškas, tai mes greitai ją parašysim. Išvestinė būtų minus 3x kvadratu. Pagal tą vienintelę vieną formulę 2 kart 3 čia 6x, laipsnis sumažintas, plus 9. Ir nuo ketvirtukų, nuo konstantos išvestinė yra 0. Viskas, aš baigiau. Čia parašyta pas mane išvestinė. Dabar antra dalis ir kaip matot pažymėta netgi B lygių, nes ir B lygis turi, kaip čia, turėti galimybę surinkti pakankamai daug taškų ir normaliai išlaikyti egzaminą. Tai čia reikia nustatyti x reikšmės, su kuriomis funkcijos reikšmė mažėja. Tai kaip aš jums sakau, čia klausimas, kada mažėja, kritiniai taškai, didžiausias turis, didžiausias mažiausias ir bla bla bla. Tai mes imam algoritmą, apie kurį aš šnekėjau kaip čia praeitą kartą, ar ne, jis yra užrašytas pas jūs, tai pirmas žingsnis, primenu, yra paskaičiuoti išvestinę, ką mes šiaip jau padarėm. Antras žingsnis yra prilyginti išvestinę nuliui. Nu ir trečias žingsnis ant tiesės nubraižyti, atsakymus čia kažkokius x1, x2 pasižymėti, viršų informaciją apie išvestinį statyti ženkliukus plus, minus, plus, nu arba kas ten nebegautųsi, ir apačioj pasižymėti, kad čia yra informacija strilytėmis apie pačią funkciją. Tai va, 3 žingsnių toks planas. Tai dabar pirmas žingsnis pas mus jau yra įgyvendintas, tai dabar mes imam tik išvestinę ir prilyginam nuliui.
Matome, kad mes gavom kvadratinį lygtį, galime tiesiog pasiskaičiuoti pas mus pagal diskriminantą arba kaip jis, skaičiuotuvai šiaip kartais ir skaičiuoja, ar ne, jau iškart šaknis duoda, tai galite ir taip padaryti, bet čia aš neturiu skaičiuotuvo šalia, tai 6 kvadratu, tai 36, minus 4 kartai čia plus 12. 12 kart 9, tai 108, ar ne, gaunasi, tai kažkas tokio. Šiaip egzaminą visą, aš galiu tai pasakyti, galima išlaikyti vos ne be skaičiuotuvo, be to mandraus skaičiuotuvo, bet čia reikia labai daug, nelabai daug, tiesiog pakankamai daug skaičiuoti ir žinot, bet nereiškia čia, kad tik genijui ten kažkokie gali išlaikyti ir jūs irgi galite be skaičiuotuvo. Dabar x1, taip x2. Tai pirmas atsakymas pas mus formulė, tai minus 6 plus 12 iš minus 12. Ne 12, o 6, atsiprašau. Ir šitoj vietoj minus 6, minus 12 ir čia iš minus 6. Šitoj vietoj mes minus 1 gaunam, o čia pas mus bus 3. Tai va, tai minus 1 ir 3 yra atsakymai. Mes išsprendėm dabar tas žingsnis, kur mes einam tiesias ir reikia nubraižyti mūsų atsakymus čia. Tai vienas atsakymas buvo minus 1, kitas atsakymas keliauja čia trejetas. Viršuj informacija apie išvestinę, apačioj informacija apie pačią funkciją. Apie išvestinę, tai tiesiog jūs primenu, kad imsit kažkokį skaičių iš šito intervalo ir žiūrėsit, ar ten išvestinė, arba ar ten pokytis buvo neigiamas arba teigiamas. Tai paimkim skaičių, tarkim, minus 2 iš šito pirmo intervalo, įstatom į išvestinę, kur yra išvestinė, va čia buvo išvestinė, ar ne, jau paimta. Tai įstatot skaičių minus 2, minus 2 ten palaukit pas mus minus 2 kart 3. Tiesiog įstatom, ar ne? Minus 3 kart minus 2 kvadratu, plus 6 kart minus 2, kad vieną kartą čia įstatysim. Čia dalykas neigiamas, minus 12 ir ten neigiamas, minus 12, minus dar 12, tai neigiamas gaunasi. Tai jums nesvarbu koks atsakymas, svarbu tik ženklą sužinoti. Toliau irgi kiekvieną intervalą imkit ir įstatykit, geriau per egzaminą daryti taip, bet šiaip pasakysiu, jeigu jums trūksta laiko, tai dažniausiai tiesiog jie per vieną eina. Jeigu pirmas intervalas minusas, tai po to tiesiog plius minus. Arba atvirkščiai. Noriu tik pasakyti, kad jūs galit klaidingai vertinti pirmą intervalą ir tada jūsų čia logika bus bloga ir žlugs, bet geriau, jeigu turit laiko, įstatykite kiekvieną intervalą kažką. Gerai, apačioj, kada mes žinom ženklus, mes tiesiog nubraižysim strėlytes ir grįžkim prie to, koks buvo mūsų klausimas. Man reikia pasakyti, kur funkcijos reikšmės mažėja. Tai kur mažėja, kur pokytis yra neigiamas, ten ir mažėja, viskas. Tai mažėja, kaip aš matau, kada x priklauso nuo minus begalybės, va šitas intervalas, taip, iki minus vieneto. Neįskaitinai ir dar mažėja nuo šitas intervaliukas. Nuo trejeto iki plus begalybės. Viskas. Čia būtų jūsų atsakymas. Gausit už tai 3 taškus, ir super, jau bus labai daug balų pririnkta. Šita paprasta schema. O šitas, kaip matėt, ar ne, per sudėtingas yra, atrodo, kad 2 taškus tik duot. Tai ir tokių gali būti, tai negaiškit laiko labai daug. Jeigu matot, kad ten logaritmas jums sunkiai skaičiuojasi išvestinė, tai palikit, spręskit kitus ir po to grįžkit prie tokio jau sudėtingo, nes ten labai svarbu nepasiklyst. Gerai, tai šitas, dar vieną labai greitai išspręsim. Panašu ir vienas bus dar jum namų darbam, kad pasibandyt ir priprast prie tos schemos. Gerai, tai kaip matot, vėl funkcija, vėl raskite išvestinę. Labai greitai mes tiesiog užsirašykim išvestinę, kad čia 12x kvadratu minus 2 kart 9 18x ir plus 6. Viskas.
Dabar nustatykite, su kuriomis x reikšmės vėl reikšmės didėja. Tai čia palieku namų darbam, bet kada didėja mažėja, tai tiesiog žinot, kad žingsnis yra prilyginti išvestinę nuliui. Kitaip sakant, prilyginat šitą dalyką nuliui, skaičiuojat, gaunat atsakymus ant tiesės nubraižot ir tada pasižymit, kur reikšmės didėja. Tai čia irgi namų darbas, nes čia nieko naujo nėra, bet noriu, kad ir jūs kažkiek pasibandytumėt ir tikrai pilną šitą algoritmą praeitumėt. Ir dar vienas, kuris bus jūsų namų darbas, tai 18 irgi pasižymėkit savo, kada atsiųsiu PDF failą. Lygiai tas pats. Viskas taip pat. Duota funkcija, išvestinę paskaičiuokit, raskite kritinius taškus. Tai kada prašo kritinių taškų, tai kada jūs prieisit prie atsakymų, va tie taškai, kur mes ant tiesės braižom, ir yra jūsų kritiniai taškai. Jūs net neprivalot ten iki galo braižyti strėlytės arba pliusiukus ir minusiukus žymėtis, bet, maža ką, tai praeikit algoritmą iki galo, iki paskutinio šito žingsnio, nubraižykit tiesę ir va tie jūsų taškai, kurie bus ant tiesės, atsakymai įlikti, ar ne, ir bus kritiniai taškai. Viskas. Beveik visur gaunasi kvadratinė lygtis, kaip pastebėsit, kada spręsit. Beje, 18.3, taip, užrašykite mažėjimo intervalus. Tai viską jūs jau žinot, kaip spręst ir labai daug taškų galima surinkti. Tai pabandykit, jeigu turėsit klausimų arba abejosit, ar teisingai išsprendėt, rašykit į chatą, siųskit savo sprendimą, aš būtinai pakomentuosiu ir atsakysiu. Nes mes kaip ir, mūsų tikslas yra viską išspręst, bet jau kur žiauriai kartojasi, tai tikrai laiko gaišti nereikia. Gerai, tai kita dalis užduočių bus tokia, kaip pavadinimas yra optimizacijos užduotis. Optimizacija, tai čia irgi iš tos pačios, tai pavadinsim operos, kur raskite didžiausią tūrį, mažiausią ten greitį, dar kažką. Tai dažniausiai siejama su stereometrija. Vat kur sunkumas gali atsirasti, kad pasijungia prie išvestinių dar kažkoks uždavinukas su geometrija arba stereometrija. Dažniausiai stereometrija. Tai pasižiūrėkim, kas čia yra. 23, ar ne? Pavaizduotas stačiosios prizmės pagrindas yra lygiakraštis trikampis. Tai prizmė, lygiakraštis trikampis ten. Šios prizmės tūris duotas, jis lygus 54. Pažymėkite prizmės pagrindo kraštinę ilgį x ir aukštinę h. Kaip ir viskas jau pažymėta, ar ne, x apačioj, h ten, tik ką mes sužinojom, kad čia visur iksiukai, taip, nes čia yra lygiakraštis trikampis. Žinom dar, kad v yra 54. Ir dabar žiūrėkim 23.1. Išreiškite šios prizmės aukštinės ilgį h per x. Parodykite, kad prizmės viso paviršiaus ploto galima apskaičiuoti pagal formulę. Tai skamba pakankamai gal ir sudėtinga, užtat čia yra duota, kaip čia, 3 taškai čia, bet gal reikia, kaip čia, nusiraminti ir viską iš eilės daryti. Žiūrėkit, jie biški padeda. Rašo, išreiškite šios prizmės aukštinės ilgį per h. Ką tai reiškia? Tiesiog, kad mes kažkaip h priklauso nuo x, kažkas ir x. Kitaip sako, užrašykit funkciją. Nes y lygų kažkas nuo x, tai čiagi ir yra funkcija. Tiesiog čia h lygų. Kaip tą padaryti? Kol kas vienintelė informacija, kaip aš galiu surišti mano ilgį kraštinės trikampio ir aukštinę, tai čia yra šitas duotas vienas dalykas. Tai turbūt nuo jo reikia pradėti. Kadangi duotas tūris, aš iškart užduodu savo klausimą, o kokia yra formulė tūrio. Ir jeigu aš teisingai pamenu, jūs nerasit formulę prizmės tūrio. Jeigu rasit, tai gerai, bet man atrodo nėra. Tokios prizmės būtent. Tai kaipgi skaičiuoti ir žinoti tą formulę prizmės tūrio.
Jeigu jūsų formulių lape nėra formulės turio, kažkokio objekto ar ne, kažkokios figūros stereometrinės, tai reiškia, kad jos plotas, tikėtina 99% bus kaip pagrindas. Plotas pagrindo kart aukštynė. Tai čia labai labai tikėtina, kad bus tokia formulė. Nes jeigu čia, jis turi ten piramidės formulę ir taip toliau, bet jeigu kažkoks ten kitas dalykas, tai tikėtina labai, kad čia reikia paimti plotą pagrindo, S pagrindo, kart aukštynė. Vat. Jeigu čia būtų piramidė, tai tada kart 1/3 dar, bet aš neprisimenu, gali būti, kad piramidės formulė ten yra, bet tas pagrindas kart aukštynė, tai tikrai, žinokit, 99% suveikia šitą formulę turio. Tai gerai, tai aš matau, kad formulė yra tokia. Kaipgi man čia viską surišti tarpusavę? Žiūrėkit, S pagrindo. Pagrindas yra lygiakraštis trikampis. Ir aš sakiau, kad yra formulė lygiakraščio trikampio plotą ir jos nėra formulių lape, bet jeigu jūs ją žinosite, tai tikrai tas supaprastins jums gyvenimą. Tai ta formulė S trikampio, ar ne, yra, aš irgi, žinokit, taip greitai neatsimenu, bet iš eilės rašau. X kvadratu, po to buvo apie trejetą kažkas ir po to 4, po 2, 3, 4. Taip ir prisiminiau. Tik pas mane ne X, o kraštinė, kraštinė X pažymėtas, aš galvojau A raidėm. Tai kart H. Jūs gavot savo turį, užrašytą turį. Dabar man reikia, kad vietoj V aš parašysiu, kiek aš žinau, 54. Ir man reikalinga struktūra yra H per X, kad būtų H vienoj pusėj, o kitoj kažkas su X. Tai reiškia, H reikia palikti šitoj pusėj ir po to į kitą visą kitą perkelt. Tai kadangi čia tiesiog šitas plotas kart H yra apie 54, tai aš labai lengvai galiu tiesiog logiškai pasakyti, kad H galima rasti kaip plotą 54 padalint, ar ne, iš šitos išraiškos. Padalint tai čia reiškia apverst, ar ne, tai galiu apverst dar iškart. 54 kart 4, tai čia ir spėju, kad tas 216 gali būti. Taip, ir tada apačioj X kvadratu šaknis iš 3. Kadangi taip palikti yra nelabai gražu, tai dar galit, aš čia jau matau, kad yra teigiamas kažkoks ženklas, matau, kad čia yra 216, tai kas yra gut labai, bet kitas žingsnis, tai kad visiškai atitiktų formulę, tai mes galim padaryti, panaikinti iracionalumą. Apačioj tas yra šaknis iš 3, kas mums tipo nepatinka, tai aš perrašysiu, padauginsiu viską iš šaknies iš 3. Viršui pridauginam taip ir apačioj. Ir čia yra 3. Ir galima 3 ir 216, man atrodo, supaprastinti, ar negalima? Galima 216 padalinti iš 3, tai čia 72. Tai galutinis mano variantas aukštynės per kraštinę pagrindo yra 72 šaknis iš 3 X kvadratu. Pirmas žingsnis yra atliktas H per X. Kaip prašė, taip ir padariau. Dabar, kas ten per formulę? Įrodykite, kad prizmės viso paviršiaus plotas. Pagal šitą formulę, bet aš ką girdžiu, įsivaizduokit, kad čia labai didelė pagalba, kad jie davė jau formulę, bet įsivaizduokit, kad formulės nėra. Jums tiesiog reikia išreikšti viso paviršiaus plotą. Viso paviršiaus plotas, tai čia yra 3 sienelės, ar ne, nes čia yra prizmė ir vienas pagrindas yra apačioj irgi. Tai plotą pagrindo mes jau žinom.
Plotas pagrindo pas mus ir buvo, gal aš taip pažymėsiu, S viso paviršiaus yra 2 kart S pagrindas, ar ne, plus 3 kart plotas vienos šitos sienelės, ar ne? Ir plota vienos sienelės tai yra x kart h, nes čia yra stačiakampis. Tiesiog, taip, stačiakampis. Ir išmatavimai yra x ir h. Tai 3 kart x kart h. Viskas. Dabar bandom įstatyti, ką mes turim. S pagrindo, tai čia jau čia buvo mano formulė, tai aš ją tiesiog ir parašysiu. 2 kart x kvadratu šaknis iš 3 padalinti iš 4, po to supaprastinsim. Ir kitas dalykas plus 3 kart x ir šitoj vietoj, kadangi mūsų prašė viską per x išreikšti, mes panaudosim šitą išreiškimą, ką mes ir parašym jau prieš tai, kad h lygu ir per x, dėl to jūs ir prašė čia h per x parašyti. Tai vietoj h aš rašau šitą dalyką. 70 kart 72 šaknis iš 3x kvadratu. Viskas. Ir dabar bandau sutvarkyti. 2 ir 4 čia supaprastinau. Taip, plus. Dabar x su x kvadratu susipaprastina, taip, tai čia liks tik 3 kart 72, čia taip ir čia iš x. Tiesiog pas mane taip. Nu ir pažiūrėkim, ar sutampa formulė. Sutampa, matot, šitą pirmą dalį, taip. Ir matot šitą dalį. 3 kart 72 ir bus 216. Tai va, tai čia yra viskas įrodyta ir jūs dabar turit priklausomybę paviršiaus ploto nuo kraštinės pagrindo. Jeigu taip jau žodžiais pasakyti. Už tai duoda nemažai taškų, čia tokia labiau stereometrija, bet kita dalis yra su mūsų išvestiniam. Toliau jūsų prašo, čia teks pastumti piškį. Toliau jūsų čia paprašo paskaičiuoti išvestinę ir prilyginti išvestinio 0. Bet ką aš noriu pasakyti apie optimizacijos užduotis? Aš noriu pasakyti, kad dažniausiai jie nesiūlys jums šitų žingsnių gražiai, tipo, o dabar paskaičiuok išvestinę ir prilyginti 0. Dažniausiai jie tiesiog sakys iškart, palaukit, didesnis, tarkim, sakytų, su kokia kraštinė plotas būtų maksimalus. Ne plotas, o tūris, tarkim, arba plotas būtų maksimalus. Tai kada jūs girdėsit šitą žodį maksimalus, didžiausias, mažiausias, taip, tai jūs jau žinot, kad reikia taikyti tą schemą ir tą struktūrą. Bet jie iškart jau sako, gerai, imkite išvestinę ir ten prilyginkit 0. Tai jūs tiesiog antras žingsnis imat išvestinę nuo S nuo X. S tai čia ir yra ta formulė, kur prieš tai paprašė įrodyti. Išvestinę. Gerai, išvestinė nuo šitų dviejų dalykų, tai mes imam atskirai išvestinę nuo šito dalyko, plus išvestinė nuo to. Nes nuo sumos, palaukit, parašysiu iškart 216, taip. Šitą vieną kartą gal parodysiu, kaip reikia paimti išvestinį tokio dalyko, ar ne? Čia nieko nėra sudėtingo. Tik įsivaizdavimo variacija kitokia. Žiūrėkit, kaip aš pasižiūriu į šitą pirmą gabaliuką. Aš savo, kadangi čia trumpmena, parašysiu, kad čia tiesiog taip kart x kvadratu. Tiesagi, čia yra daugybė. Ir aš galiu įrašyti viršų į skaitiklį, o galiu nerašyti to. Tai čia yra tas pats. O paimti išvestinę nuo šito dalyko yra labai paprasta. Čia yra mūsų ta pagrindinė formulė, vienintelė ir galima pritaikyti ją, ane? X kvadratu tai dvejetas eina į priekį, dauginam ir laipsnį sumažinti vienetų. Viskas. Toliau, kaip antrą aš galiu savo įsivaizduoti irgi gražiau, kad pritaikyti formulę, žiūrėkit, ten yra x
apačioj, taip, vardyklėje. Tai kaip aš galiu įsivaizduoti? Aš galiu savo įsivaizduoti, kad čia toks dalykas kart, o kas apverčia x? Kas, va taip, kart, viena x-oju. Bet tas vienas dalintas iš x yra pagal savybės tiesiog x minus pirmojų laipsnių, nes minusinis laipsnis apverčia skaičių. Tai jeigu aš taip įsivaizduoju savo pirmą dalį ir antrą dalį, tai kas yra labai gerai žinau savybės šaknų ir laipsnių, tai man labai paprasta yra pritaikyti tą vieną formulę išvestinės. Tai pritaikysiu, dvejetas į priekį eina 2 kart šaknis iš 3 iš 2 kart x ir toliau plus 216, nes minusas priekiais, šaknis iš 3 ir ten kart x minus antrojų. X minus antrojų laipsnių. Tai va, viskas. Toliau prilyginat tiesiog nuliui čia ir... O man po to reikės? Man reikės. Tai padarykim iki galo jau tada. Gerai, tai ką aš turiu? Dvejetą aš ten supaprastinsiu ir gausiu, kad čia šaknis iš 3 kart x minus 216 taip ir vėl x minus antrojų laipsnių, čia tiesiog vienas padalintas iš x antrojų. Tai va čia taip parašysiu. Man bus gal paprasčiau. Dabar man reikia prilyginti nuliui išvestinį. Aš paėmiau išvestinį, už tai gausit vieną tašką, dabar reikia prilyginti nuliui. Prilyginam nuliui, jeigu jūs rašot čia trečioje daly, tai geriau iš naujo parašyti ir parašyti, kad čia lygu nuliui, kad spręst kaip ir lygybę. O taip pat, kad nebūtų čia pratęsimas. Dabar, kaip čia man prilyginti nuliui? Į vieną, į kitą pusę gal geriau kol kas parašyti, žiūrėkit, šaknis iš 3 kart x lygu 216 iš x kvadrato. Ar ne? Galiu čia įsivaizduoti, kad tai yra proporcija, mano mėgstamiausias būdas savo pasakyti, kad tai proporcija ir sudauginti kryžiukų. Bet prieš tai aš galiu labai lengva, ar ne, man padalinti iš šaknies iš 3, kad dingtų iš šitos pusės šaknies ir iš šitos pusės. Ir pagal proporciją sudauginus kryžiukų, aš tiesiog ką gaunu? X trečioji lygu 216. Viskas. Labai greitai ir paprastai aš galiu gauti atsakymą. Tai x lygus, tai čia ta kubinė šaknis. Ar palaukit, kiek čia gražiai kažkiek turėtų 216, 6 čia yra. Tai x yra 6. Viskas. Dabar jūsų prašė tik paskaičiuoti išvestinį ir prilyginti nuliui. Tai dabar pasižiūrėkim į paskutinį punktą. Kaip mato, čia jau labai daug taškų galima buvo surinkti. 3 taškai už įrodymą, ar ne? Bet čia iš stereometrijos 2 taškai už išvestinę, bet dar noriu pasakyti, kodėl jie visgi duoda šitą formulę, ar ne? Kad įrodykit, kad formulė tokia. Dėl to, kad jeigu jūs pasižiūrėjote užduotį ir jūs iškart išsigandėt, kad čia stereometrija, aš jos nežinau kaip įrodyti formulę, pasiskaitykit toliau užduotį, nes formulė jums yra duota ir toliau tiesiog prašo paskaičiuoti išvestinę nuo šitos formulės. Jums nereikia šitos formulės įrodinėti. Jūs galite daryti 23.2 ir prarasit jūs tik 3 taškus šitoj vietoj, nes toliau nesusiję yra su pirma užduotim. Tai tikrai siūlyčiau iki galo visada skaityti, nes ne visada, bet daug kur stengiasi užduotis padaryti taip, kad jūs jeigu pirmą praleidžiat, galėtumėt ir antrą atlikti. Kur tai yra įmanoma, ne visur tai yra šiaip įmanoma. Tai va, tai gerai, mes prilyginam nulį ir dabar 23.3 klausimus. Įrodykite, kad prizmės viso paviršiaus plotas, čia apie ką mes šnekėjom, su bet kuria jos pagrindo kraštinės ilgio x
yra ne mažesnis kaip 54 ten šaknis iš 3. Tai žiūrėkit, reikia įrodyti, kad tas S yra ne mažesnis kaip S. Čia apie S šnekam. S. Čia ne apie X, čia apie S. Kaip ir sakiau, kada matot ne mažesnis, didesnis, bla bla bla, tai čia vis tiek reikia nubraižyti tą tiesą. Gal jūs dabar nesuprantat kam, bet vertintojai pamatys, tai užbaikit šitą algoritmą ir vis tiek vieną tašką gausit. Tai jeigu dabar nelabai aišku, kam tą daryti, tai darykit tą tik dėl to, kad reikia pabaigti algoritmą ir vat aš paaiškinsiu, kodėlgi ir kaip mes galim prieiti ir gauti 2 taškus vietoj 1. Tai aš pabaigsiu algoritmą, mano atsakymas buvo 6. Aš pasižymėsiu savo 6 čia iš praeito punkto, ar ne? Dabar viršų informacija yra kaip visada apie išvestinę, apačioj informacija yra apie pačią funkciją. Dabar man reikia įstatyti, ar ne, paimti kažkokį skaičių iš šito arba iš šito intervalo ir įstatyti. Aš paimsiu čia 0, nes labai patogu 0 įstatinėti ir įstatysiu į išvestinę 0. Kur mano išvestinė? Išvestinė va čia yra, ar ne? Įstatysiu 0, 0 nelabai galiu įstatinėti tik dėl to, kad dalinti iš 0 negalima, ar ne? Paimsim kokį vienetą. Neigiamas dalykas gaunasi. Aš tiesiog matau, kad neigiama išvestinė gaunasi. Minusas, o čia tada pliusas bus. Tai ką čia sako apie mūsų funkciją, kad mes čia ir čia. Tai aš matau tokią situaciją, kad tas 6 yra minimumo taškas. Tai ką tai reiškia? Čia yra minimaliausias x, kuris yra galimas. Nu, va, toj prizmai. Nes taip sąlygos sudėliotos, kad min x yra 6. Prisiminkim, kas yra x. X buvo mano pagrindo kraštinė. Tai aš gavau, kad minimumas yra 6. Nu, kad kitaip tiesiog tas tūris nesigaus arba dar kažkas, nu, pagal sąlygos. Tai mažiau 6 aš negalėsiu gauti. Čia yra minimumas. O mano klausimas yra, įrodykit, kad minimalus plotas yra ten toks ir toks. Tai gerai, aš žinau minimalią kraštinę ir dabar tiesiog nuo tos kraštinės ašgi turiu formulę, kaip apskaičiuoti plotą. Čia kaip funkcija, ar ne? Minimalią reikšmę suraskit. Tai čia reiškia, jūs turite x, reikia įstatyti funkciją. Tai čia taip pat, jūs turite minimumą x ir kur čia yra įrodymas, kad čia bus minimaliausias, taip mažiausias, ar ne, plotas, tai čia būtent šitoj vietoj, kad jūs parodėt, kad čia yra minimum galimas, galima kraštinė. Ir tada su ją dabar paskutį čia 1 taškas. Ir su ją dabar įstatom ir skaičiuojam būtent plotą, nes mūsų prašo plotą paskaičiuoti. Tai S nuo 6 galim taip rašyti. Dabar tą formulę, kur čia buvo ta pradinė formulė, ar ne? X kvadratu, šaknis iš 3 iš 2, parašykim. X kvadratu, 6 kvadratu, šaknis iš 3 iš 2, plus, kas ten dar buvo, 216, šaknis iš 3 iš x. 216, šaknis iš 3 iš 6. Ne, iš x iš 6. Tai va, tai kada jūs čia viską paskaičiuosit, tiesiog jūs ir gausit 54 šaknis iš 3. Viskas. Ir čia bus jūsų minimum y reikšmė. Tipo, jūs radot x minimum ir dabar jūs radot y minimum. Galim taip sakyti, kad čia y minimum. O kadangi mūsų interpretacijai tiesiog čia sugalvoja pririšti funkcijos išvestinę prie realaus objekto, tai gali būti jums ir kartais sudėtinga, ar ne, suprast, kad čia yra tas pats, nors funkcijos ir išvestinės gali labai daug ką pasakyti apie
realų gyvenimą. Šiaip apie stereometriją tai labai dažnai išvestinė yra taikoma, kad sužinot maksimum turi, maksimum, nu bet ką faktiškai maksimalią, ten galima sumą surast, greitį ir taip toliau. Tai čia vadinasi optimizacijos uždaviniai. Mes baigiam spręsti, nu čia tik vienas toks liko, aš gal kitą pamoką greitai parodysiu, bet mes baigiam spręsti ir kaip pastebėjot, gal sudėtingesnis ar ne atvejs yra, kai reikia va tą užduotį pritaikyti, kur yra dar stereometrija arba geometrija, tai aš dabar labai greitai parodysiu. Turiu užduotis, čia tikrai lygis yra biški sunkesnis, tai kas norėtų pasipraktikuoti ir, nu, tokių per egzaminą tikrai nebus, aš dabar pasižymėsiu, ką reikia kiekvienam pasižiūrėti. Ir kas jau būtų papildomai, kas nori tiesiog išmokti tikrai gerai optimizacijos užduotis spręsti. Tai šitą failą atskirai įmesiu, tai žiūrėkit. Šitas trečias, tai vat galite užsirašyti kaip ND, toks laisvai gali būti, nes čia yra, parodykite, kad šio trikampio plotas kažkoks duota formulė ir po to, koks turi būti kažkas ten, kad būtų didžiausias. Tai va čia važiuoja jūsų algoritmas, vat nuo antro punkto. Jeigu negalite įrodyti pirmo punkto, tai tada iš karto einat prie antro, nes yra formulė duota. Jūs galite paimti išvestinį nuo duotos formulės, bet pabandykite įrodyti ir pirmo punktą. Kas nori pasipraktikuoti, šiaip pradėkit nuo trečio, galit pažiūrėti pirmą ir antrą, biški sunkesnis, nes nėra formulės, nes jeigu neišvesit formulės, tai tada negalėsit. Bet trečią būtinai padarykit. Tas ketvirtas tai jau yra labai sudėtingas. Kas norit irgi pabandykit, aš padėsiu tikrai jums po to. Bet čia yra formulė irgi. Įrodykite, kad ir duota formulė. Tačiau čia turiu pasakyti, kad išvestinę paimti bus nelabai lengva. Tai va, tai galit ketvirtą pabandyti, kas norit. Penktas yra toks pats sunkus kaip ketvirtas, tai patys spręskit, ar norit ar nenorit. Šeštas irgi ir septintas labai sunkus. Tai, bet kuriuo atveju nuo raudonų, tai siūlyčiau vieną bent iš jų pabandyti padaryti. Toliau yra antras čia lapelis. Aš irgi pasižymėsiu tokia pat tvarka, kad aštuntas yra sudėtingas ganėtinai. Devintas yra sudėtingas, bet siūlyčiau pasižiūrėti. Ir 10, nes va tokių gali būti, tik kad čia neduota formulė, bet čia visur optimizacijos uždaviniai, tai žinot, tai va pažiūrėti kaip ND bent pabandyti. 10 bus vos ne analogiškas, tada 11 irgi sunkus nesiūlyčiau ir šitą irgi pasižiūrėkit. Ir ačiū jums tokiu rytinio. Ir va 15 pasižymėsiu tokia spalva, kad toks tikrai gali būti. Pamatysit, čia yra duota formulė, įgyja didžiausia reikšmė, tai čia grinai pagal egzamino užduotį, tai galite irgi pasibandyti, va šitą būtinai kaip ND padaryti. Tai va, kuo daugiau padarysit, galite aišku čia viską padaryti, pabandyti bent, jeigu turėsit klausimų, rašykit. Bet turėtų jums padėti tikrai tada čia sujungimas stereometrijos, geometrijos plus optimizacija, kas liečia išvestinę. Tai labai gera treniruotė iš visokių pusių. O jeigu jums norisi žiūrėti tik kas iš egzamino, tai jūs jau žinot, nueinat į tą VBA sort tinklalapį ir prafiltruojat viską, kas buvo iki 18 metų susiję su funkcijų išvestiniam. Ir ten jau pagrindė matysit, kad trečioji daly jūs matysit brėžinį, praskrolinkit ir kur matysit brėžinį, tai reiškia čia išvestinė sujungta su stereometrija. Ir bandykit daryti. Tai va, tai tada šiandien viskas. PDF failą atsiųsiu, įrašas irgi bus, galėsit peržiūrėti ir mes tada baigim jau su išvestiniam. Gero sekmadienio. Ačiū, viso gero. Iki.